Vykdant teisingumą svarbios ne tik teisėjo, bet ir kitų teismų dalyvių pastangos. Nors parodymų davimas teisme gali sukelti nemalonių jausmų, labai svarbu, kad ir liudytojas ir nukentėjusysis įsitrauktų į bylos nagrinėjimą. Tad ryžtingai savo pasakykite, aš galiu ir turiu padėti surasti tiesą. Tinkamai pasiruoškite, sužinokite, kokių teisių ir pareigų turite ir teismo posėdėje jausitės užtikrintai. Būkite atidus, iki smulkmenų prisiminkite visas su įvykiu susijusias detalės, sakykite tik tiesą, parodymus dėstykite nuosekliai. Pasitikėkite savimi ir teisėjų, kalbėkite drąsiai, nesupratęs klausimo klauskite dar kartą, o pavargęs prašykite pertraukėlės. Galite prašyti nemokamos teisinės pagalbos, psichologinės ir moralinės paramos iš nevyriausybinių organizacijų. Jei dėl svarbių priežasčių teismo posėdėje dalyvauti negalite, apie tai kuo anksčiau praneškite teismui. Atminkite, kad turite teisę neliudyti prieš save, savo šeimos narius, artimus giminaičius. Jei dėl lygos, senatvės ar neįgalumo sunku dalyvauti posėdyje ar jaučiatės nesaugiai, parodymus galite duoti vaizdo konferencijoje. Teismo paskirtis – vykdyti teisingumą, tad stokite drauge į kovą su neteisybe. Pamatyti, kaip vyksta teismo posėdis galite interneto svetainėje salė.teismai.lt.